Labas, Basket News žurnalistas ir GO3 Sport komentatorius Jonas Lekšas vėl su jumis grįžtų po pertraukėlės, buvau Monake apsilankęs, apsižiūrėjau kaip ten kas, kaip Monakas ruošiasi Eurolygos atkrintamosioms, o dabar grįžtu į Eurolygos įkrintamųjų savaitę ir nieko nelaukdamas pradedu nuo antradienio susitikimų ir pirmasis susitikimas prasidės 8 val. Belgrade. TLV Makabis ten žaidžia šeimininkų teisėmis praktiškai visą sezoną. Jie namie priima Vitorijos Baskonija mačas dėl tiesioginio kelialapio į atkrintamasis dėl 7 pozicijos ir šios poros laimėtojas atkrintamosiose kausis su Atėnų Panathinaikos. Tad labai daug pastatyta ant šių rungtynių, pranešimai ryte buvo pasirodę, kad Veidas Boldinas neišskrido su komanda kartu į Belgradą. Ten buvo problemos su jo sūnaus pasu, tačiau biurokratiniai dalykai ištaisyti. Vakare atskrido Veidas Boldinas ir prisijungė prie komandos treniruotės, tad komandos lyderis ir vienas geriausių Eurolygos žaidėjų bus Makabio gretose ir tai yra labai svarbus faktorius, kadangi be Veido Boldino Makabis atrodo visai kita komanda. Tuo metu Baskonija pastaruoju metu atrodo buvo kritusi į duobelę, tačiau ištraukė superinės rungtynės Bolonijoje ir po to savaitgalį grįžę iš Bolonijos žaidė su Lugo Breogan komanda ir ten tik tais pusantros sekundės likus pirmą kartą išsiveržė rungtynės į priekį Markusas Howardas. Fantastiškai ištraukė baskus ir taip byloja tai, kad baskai tikrai bus geram emocinėme pakilime. Antradienį tai gali nemažai lemti, kadangi žinome, kad Makabis savaitgalį praleido Izraelyje, žinome, kokie ten reikalai vyksta pastaruoju metu ir tai gali nemažai daryti įtakos ir antradienio susitikimui. Asmeniškai tai man yra dvi žaviausios komandos, kaip jos žaidžia aikštelėje, greitas krepšinis, rezultatyvus krepšinis, daug atakų ir tokį krepšinį yra labai įdomu stebėti, labai sunku jį prognozuoti. Sakyčiau, jeigu Vitorijos Baskonija žaistų namuose, jie turėtų pranašumą, bet kadangi rungtynės vyksta neutralioje aikštelėje, manau, kad šiai dienai Makabis yra geresnė komanda už Vitorijos Baskoniją ir yra labiau vertesnis 7 vietos, tad prognozuoju Makabių pergalę rezultatyviose rungtynėse. Gerai, judame toliau, tas pats vakaras valandą vėliau prasidės rungtynės Stambule, Anadolu Efes prieš Bolonijos Virtus ir galima sakyti, kad įkrintamosios yra Anadolu Efes yra tikra fantastika, atrodė, kad po sutriuškinimo Kaune viskas pasmerktas Anadolu Efes sezonas, bet tuomet įvyko trenerio pakeitimas, stojo ilgametis asistentas prie vairo Tomislavas Mijatovičius ir sukūrė tikrą stebuklą. Eurolygos sezoną užbaigė 8-2, Anadolu Efes pasidarė žymiai aiškesnės rotacijos, paprastintas krepšinis, labai daug panašumų į Ergino Atamano paprastas taktikas, kaip būdavo Anadolu Efes ir tai visiškai suveikė. Šeinas Larkinas traukė savo komandą į priekį, Bilas Klaibornas taip pat atsigavo, Deriso Thompsono įtaka žaidimui stipriai sumažėjo prie naujo trenerio ir tikrai labai įdomus, kaip pavyko užbaigti Anadolu Efes šį sezoną. Tikrai netikėjau, kad jie pateks į tą įkrintamųjų traukinio. Dabar jie yra favoritai iškovoti dar papildomas rungtynes dėl patekimo į įkrintamasis, kadangi Bolonijos Virtus galima iš kitos pusės pasakyti, kad jie yra įkrintamosiose, niekas netikėjo prieš sezoną, bet nelabai kas tikėjo antroje sezono pusėje, kad jie ten nebus. Jie vos ten pateko, kadangi sezoną užbaigė 7 pralaimėjimais paeiliui. Didesnė pralaimėjimų serija užbaigė tik Berlyno Alba, 11 nesėkmių patyrė Vokietijos klubas ir būtent paskutinę pergalę išvykoje Eurolygoje Bolonijos Virtus iškovojo tame pačiame Berlyne sausio 5 dieną, tai daug ką pasako apie jų formą. Antroje sezono pusėje Virtus senukai krito į duobę, jie atrodo išsisėmė, pavargę, varžovai juos yra išskautinę ir sunku prognozuoti kažkokią sėkmę jiems Stambule, kur Anadolu Efes pastaruoju metu žaidžia ant sparnų. Klausimas, kaip seksis Virtus sureguliuoti Šeiną Larkiną, Vilą Klaiborną. Virtus gretose vienintelis Tornikė Šengelė yra stabilus žaidėjas, tad aš prognozuoju čia labai užtikrintą Anadolu Efes pergalę. Į tarpus tarp įkrintamųjų Eurolygos galime šiek tiek pailsėti su Lietuvos krepšiniu, kadangi trečiadienį laukia labai įdomus susitikimas savame kieme. Klaipėdos Neptūnas priima Kauno Žalgirį. Prieš porą mėnesių turbūt nebūtume sakę, kad tai yra labai įdomus susitikimas, tačiau Jorgas Vovoras stojo prie Neptūno vairo ir kol kas nepralaimė. LKL 7 pergalės iš 7, tarp tų 7 pergalių atkarpos 2 kartus įveiktas Panevėžio 7bet Lietkabelis, kartą nugalėtas Rytas Vilniuje ir tai daug ką pasako. Neptūnas šiuo metu netgi pretenduoja užimti 4 vietą reguliariajame sezone, nors prie Mindaugo Brazio komanda balansavo tik ties atkrintamųjų riba. Nemažas nuostolis žinoma yra Igno Sargūno netektis, jam išoperuotas apendicitas, jis iškrito iš rikiuotės, bet net ir be jo klaipėdiečiai sugebėjo įveikti 7bet Lietkabelį.
Taip pat stebina tai, kad Neptūnas demonstruoja tokį žaidimą iškritus Sterlingui Gipsui ir jį pakeitus Newkirkui, kuris akivaizdžiai netempė šito lygio, bet Žygimantas Janavičius yra pakilęs į visai kitą lygį, atrodo atsukęs laikrodį bent 5 metus atgal. Tuo metu Kauno Žalgiris iš žmogiškosios pusės žiūrint turėtų atsipalaiduoti anksčiau ir vėliau po Eurolygos sezono. Tai yra normalus dalykas, metai iš metų tai tęsiasi, kadangi labai sunku išlaikyti koncentraciją LKL reguliariajame sezone. Jo pabaigoje, kai sezonas Eurolygoje pasibaigė, tad aš Uostamiestyje laukiu labai įdomios kovos, labai intriguojančios kovos. Vovaras stebėjo rungtynes ir Kaune sekmadienį tarp Žalgirio ir Ryto. Tai parodo, kiek šitas treneris apskritai yra pasinešęs į Lietuvos krepšinį, į norą jį pažinti. Turėtų būti pilna arena ir Švyturio. Ąžuolas Tubelis bus labai įdomu, kaip atrodys dar kartą prieš Eurolygos klubą, jam piešiama labai graži ateitis, kitas sezonas neaišku, kur jisai bus, ar tikrai jisai bus Vilniaus Ryte, galbūt iš karto kils į Eurolygą, pastaruoju metu jo skaičiai tai byloja, kad jis galbūt net jau dabar to yra vertas. Neptūnas apskritai ir Žalgirio arenoje šį sezoną jau yra dėjęs antausį Kauno Žalgiriui, tad tikrai laukia labai įdomios rungtynės Lietuvoje, aš laukiu kovos taškas į tašką, bet galvoju, kad Žalgiris vis tiek turės ilgesnę rotaciją ir susitvarkys su klaipėdiečiais vienženklę persvarą. Nu ir ką, dabar paprognozuosiu tas rungtynės, kurios net nėra numatytos ant popieriaus, bet aš prognozuoju, kad tai bus penktadienio mačas. Manau, kad penktadienio mačas vyks Vitorijoje, kadangi baskai pralaimės Tel Avivo Maccabiui, o jų varžovai bus Stambulo Anadolu Efes, kadangi galvoju, kad Turkijos klubas susitvarkys su Bolonijos Virtus. Toks mano spėjimas, vėl dvi smagios komandos įkrintamosiuose, kaip jau kalbėjau apie Maccabi ir Baskoniją. Tiek Anadolu Efes, tiek Baskonija yra puolimo komandos žaidžiančios irgi greitą krepšinį. Šeinas Larkinas prieš Markusą Howardą, dažnai Howardas yra įvardijamas jaunesniuoju Šeino Larkino broliu, tačiau net sunku pasakyti, kuris kurį šioje sezono stadijoje paims. Anadolu Efes būtent sezono pabaigai iškovojo labai svarbią pergalę Vitorijoje, kuri pakeitė komandos kursą kovoje dėl įkrintamųjų. Tuo metu baskai, kaip jau minėjau, buvo įkritę į duobelę, taip tos pastarosios pergalės šiek tiek juos patraukė, bet ta duobelė matosi, kad ir Tadas Idekelskis įkritęs į duobelę kažkiek pasikeitė ir Baskonijos rotacijos, žiūrint į lietuvio formos kritimą. Bet aš tikiu krepšinio dievais, galvoju, kad baskai viso sezono metu buvo žymiai stabilesni, atėjus Duško Ivanovičiui tikrai jautėsi Juodkalniečio griežta ranka, kažkiek antroje sezono pusėje tai išsisėmė, bet manau, kad tai yra stabilesnė komanda. Anadolu Efes taip iššoko į krintamųjų traukinį, galbūt ant popieriaus net šioje poroje yra favoritė, bet aš tikiu, kad Vitorijos Baskonija orkestrėlis gros ir atkrintamosiose, vis dėlto toks turėtų būti dėsningumas ir manau, kad Markusas Howardas taškų lenktynėse pranoks Šeino Larkiną. Šią savaitę tiek, laukia jau lemiamos kovos, po įkrintamųjų seks ir Eurolygos atkrintamosios, ne už kalnų ir LKL atkrintamosios, tad jeigu norite sekti viską, ką aš prognozuoju, nepamirškite sekti mano kanalą. Iki kito karto.